Na ką, sveikinamės su Ligita 11 Inner Minds epizodui. 11, šis skaičius turi šiaip tai prasme. Gal tu žinai kokį? Aš šiaip labai tikiu atsikartojimais, kad tas sinchronas skaičių turi savo energetinę prasme. Tai Taip. Ir pas mane per 11 dieną įvyko 2 tokie reikšmingi mano profesinėje dalyje irgi startai, kur aš taikiau būtent 11 dieną, tai kažkaip irgi labai prasminu. Bet šis epizodas iš tiesų ne aš kalbinsiu Ligitą, kuris sėdė šalia manęs, o tikslingai pakviečiau Ligitą, kuris su manimi iš tiesų nuo pat pirmų mano dienų, kai aš pradėjau komunikuoti socialinėje medijoje ir leisti funkcinę mediciną pagrįstas paskaitas. Pirmoji šiaip Lietuvoje, dalintis funkcinės medicinos principais ir kaip spręsti įvairius sveikatos klausimus, balansuoti sveikatą per funkcinės medicinos prizmę. Tai Ligita buvo tas, sakykime, gražiaja prasme juodasis arkliukas, kuris buvo už to ir padėjo man ruošti vizualus priedus prie paskaitų, kurios pasiekė, tikiu, daugelį iš jūsų. Ir šiandien iš tiesų mane kalbins Ligita, mano pačios norų. Ligita pati turi žurnalistinį išsilavinimą, dirba komunikacijoje ir tikrai labai mane neblogai pažįsta, sakyčiau. Man irgi taip atrodo jau. Taip. Ir kadangi mano gimtadienis yra šiandien, kai epizodas paleistas kovo 10 dieną ir ne šiaip mano gimtadienis, o jubiliejinis, pagalvoju, kad visai tikslinga galbūt man pačiai išeiti ir šiek tiek parodyti gal kažkokius kitus savo kampus. Ir leistis vedamai žmogaus, kurio pasitikiu. Ir žinau, kad kuris užduos tokius klausimus, kur galbūt ir jums, klausytojams, bus įdomu, galbūt išgirsti Viktoriją, kurios, nežinau. Nemato galbūt. Taip. Ir kur aš tiesiog nespėjau gal ištransliuoti savęs ar parodyti kažkokios dalies. Arba šiaip tai bus pokalbis, kurį galbūt smagu bus ir man prisiminti ir jums pasiklausyti. Tai aš manau, kad mes galėsime pradėti ir aš atsiduodu Ligitai tavo rankas ir tiesiog norėčiau pati išgirsti save ir savo atsakymus kai kurios klausimus, kur pati net nežinau. Tai šis epizodas ypatingas iš tiesų, tai kviečiu pasimėgauti ir tikiuosi jums patiks. Taip, tai pirmiausiai ačiū labai Viktorija, kad mane pasikvietei ir ačiū už šitą visą intro. Labai smagu keliauti kartu su tavim. O taip, dėl šiandienos šį interviu parašiau labai specialiai tau ir specialiai žiūrovam, kad jiem būtų kuo įdomiau ir jie galėtų pažinti tas skirtingas Viktorijas, kurias aš truputėlį pažįstu ir kad jie taip pat galėtų pamatyti, kokia tu esi visiškai skirtinga savo skirtingose rolėse. Tai šiandieną pakalbėsim apie Viktoriją kaip moterį, apie Viktoriją kaip specialistę ir apie Viktoriją kaip šeimos žmogų. Tai labai noriu, kad šiandieną ir pati save, kaip sakai, išgirstum ir gal netgi, sakyčiau, įprasmintum šitą pokalbį, nes tai tikrai yra labai stebuklinga data. Taip, aš savo pasidariau tokią dovaną, įsivaizduoju. Tai dėl to labai džiaugiuosi. Taip ir jaučiu, žinok. Ir staigmeną pasidariau, nes nežinau, kokie atsakymai. Taip, ką tu tikrai parašai man. Patvirtinu, nebuvo sutarti klausimai, kas yra labai šiaip drąsu. Šaunuolė. Taip. Šiaip, kad žinotumėt, aš praktiškai niekada nesiruošiu pokalbiams. Netgi gavau iš tavęs pastabą, prisimenu, kai su vyru pokalbį aptarė mano. Ir sako, galėjau užduoti ir tą klausimą, tu man pasakyti, ką tu negalėjai paimti ir pasitart, apsitart. Ir iš tiesų niekur netaikau su kiekvieno pašnekovu ir negi su savo vyru, kur tikrai galėjau susės, klausyk, pašnekam taip ir to nepadariau. Tai tiesiog gal iš dalies tai yra apie mane ir galbūt va šito vietoje aš išlaikau tą tokį netobulumą, kuris man pačia labai artimas ir aš jau gal nenoriu atsakyti. Ir šiaip man atrodo, kad reikia sekti tą energiją, kuri yra tuo metu, negu kad kai tu rašai klausimus, galbūt juos, nežinau, mintise atsakinėjai. Taip. Pradėkim? Taip. Tai iš esmės norėčiau labiausiai pradėti nuo Viktorijos moters. Man atrodo, kad tu labai daug kam imponuoji, turbūt dėl skirtingų savo, galbūt asmeninių savybių, galbūt verslo pasiekimų, galbūt tiesiog kaip moteris. Mama, verslininkė, specialistė, tikrai turi labai daug rolių, bet pirmiausia pradėsiu nuo moters, vien dėl to, kad visai neseniai buvo ir moters diena, kovo 8, tai man atrodo, kad tos datos nebūtinai yra specifiškai kažką labai galbūt reiškiančios ar kad jas kažkaip reikėtų švęsti, bet tikrai tikiu, kad
kiekviena bent jau moteris susimąsto tai apie ką tai yra būtent jai. Ir tavo pirmas klausimas yra, tai kas tau yra moteriškumas pirmiausia? Koks atrodo girdėtas klausimas ir dažnai šiaip manęs klausia, kaip jūs puoselėjate savo moteriškumą, kaip jūs ugdote ir aš nežinau, kaip atsakyti, aš nežinau. Bet man moteriškumas yra iš tiesų tas išlikimas savo autentiškai gal. Išlikimas savo autentiškai ir gal tas žodis flow kažkiek, daryti viską šiek tiek su flow, galbūt lėčiau, galbūt jį kartais pamesti, bet man asmeniškai moteriškumas apie tai, kai aš jį sugrįžtu, aš jaučiuosi savo geroj energijai ir man moteriškumas būtent apie tai. Daug kas kažkaip mato mane įten turinčią šiltą energiją. Aš pastaruoju metu šiaip mažai kada sustoju save įvertinti pačią. Bet aš manau, kad aš turiu tą šiltą energetiką iš tiesų ir gerąją. Ir kuri tiesiog, jinai yra dalis manęs. Aš jos nebandau niekaip kurti, niekaip turbinti, neskaitau knygų, neklausau podcastų kaip kažkam. Ir aš turiu dalį bičiulių ir pažįstamų, kurios iš tiesų dirba ties tom. Ir tai yra nuostabu, kad jos bando iškelti, nes mes visos tikrai turim tas ištakas. Kartais uždominuoja dėl tam tikrų dalykų, tai gali būti ir vaikystės kažkokios traumos, įvykiai, patirtis tos pačios ar gyvenimo aplinkybės, kur tu turi užslopinti. Ir nuostabu yra ieškoti būdų, nes tai yra tiesioginis kelias į mūsų harmoniją. Ir vis tiek moteris yra ta tėkmė, ta, kuri atsiskleidžia geriausiai, kai iš tiesų jinai yra harmonijoje, girdi save ir atranda tą kūrybiškumą. Tai aš matyt atradau savyje tai, kad aš sujungiu, sakyčiau, savo kūrybiškumą, pajutimą, aš po žuvų ženklų, tai pasižymi intuicija ir aš jaučiu, kad taip ir yra. Intuicija, kūrybiškumas, kuriuo aš neišduodu. Ir tą tiesiog iškėliau ir sukūriau iš to veiklą, kartu atradusi aistrą. Žodžiu, man viskas sekė vienas paskui kitą. Viskas jo organiškai, bet galiausiai aš esu linkus visada klausyti savęs, ne jeigu visi eina į kairę, o aš jaučiu, kad man ne į kairę, man vienai tik į dešinę. Ir aš tą turiu nuo mažens, kad manęs niekas nenukreips kitur. Ir aš esu ten ir tada jaučiu, kad tai yra mano. Ir kai tu neišduodi savęs, tada tu jauti tą tokį ryšį su savim ir harmoniją. Ir šiaip mano būdas, manyčiau, toks yra gal minkštesnis šiaip. Tai man moteriškumo mokytis nereikėjo, o moters šventė man apie tą įprasminimą moters tokios, kokia jinai yra iš tiesų. Taip. Labai gražiai. Ir man atrodo, kad tas flow, apie ką tu kalbėjai, tai yra toks apdovanojimas to autentiškumo, kad kai tu iš tikrųjų pasirenki eiti tuo keliu, ne kaip ir sakei, kažkieno jau pramintų, arba galbūt tiesiog savo širdies paklausyti, tai lygiai taip pat ir tas kūrybiškumas apdovanoja tada ir rezultatai dažniausiai būna tokie, nes mes tiesiog nesikoncentruojam į patį procesą, tiesiog daugiau kreipiam dėmesio. Tai šitą aš tikrai iš tavęs labai dažnai ir darbe jaučiu, kad kai tu esi savo flow, tu esi pati labiausiai tokia powerful, nežinau, stipri, bet ta tokia švelniausia savo pusė. Tai labai gražiai. Jo, tai bet aš galvočiau, kad visgi moteris kiekviena turi tą kūrybos gyslelę, ten, kur jinai stipriausia, kas jie artimiausia. Tai kad tiesiog nenustoti ieškoti to savyje, kaip tai galėtų atsiskleisti, o kai atsiskleidžia jau su niekom nesupainės ir tada turi jausis tas alignment, žodis geras irgi yra. Taip. Bet iš esmės, jeigu žmonės sekė tavo kelionę, kaip tu ėjai link to savo, tos kasdieninės dabar savo veiklos, kuri irgi sudaro labai daug skirtingų aspektų, bet tai buvo paieška, buvo tokia kelionė, kur tai ar tinka, ar netinka, ar gerai jaučiuosi, ar negerai. Ir man atrodo, kad dabar tu esi visiškai savo tokiam aukso amžiui, ne tik tai iš paties pačios skaičių galbūt reikšmės, o iš to, kad aš matau, kad tu labai labai laiminga tai, ką tu veiki. Aš labai labai myliu, ką aš veikiu ir aš tik galvoju, kodėl mane taip neša stipriai. Ir gal užteks ir aš pati prikuriu ir galiausiai atrodo viską padarysiu ir paskui nejaugi čia aš visą tai prikūriau ir dabar bandyk ir daryk. Ta prasme, eik ir gyveni, nes už to stovi labai daug šaltų ir techninių dalykų. Visą tai realizuota, norisi padaryti kokybiškai, žinai, aukštų lygių. Tai manyje vis laik kažkokia ugnelė yra, nes veikla, ta wellness rytis, jinai labai gali būti išsišakojanti ir man norisi likti kiekvieną dalelę paimti, nes viskas turi reikšmę šitą bendroją kelionę, kaip gerinti savo savijautą ir kelti gyvenimo kokybę. Tai aš kaip sakau, galiausiai susikūrė man ekosistema,
Bet pagaliau šiais metais, tarp kitko, pajutau tai, kad aš sujungiau tą pilną ciklą to metodo, kurį aš įsivaizduočiau, kiekviena moteris turėtų kiekvieną dalį jo turėti ir turėti kokybišką ir su suvokimu. Tai tą ir gyvenu. Šiaip gyvenu per paskutinius metus nemažai savo svajonių, susijusių ir su profesinė veikla, ir asmeninių tokių, kur tikrai labai labai džiaugiuosi, reiškia, taip turėjo būti. Tai žodžiu, atėjo tas tikrasis holistinis požiūris, kad viskas svarbu, ką mes veikiam, ką mes valgom, ką mes vartojam, su kuo mes bendraujam, kaip mes bendraujam su savim. Ir tai iš tikrųjų labai ir atsispindi tiek Inner pasaulyje, tiek Well You, turbūt parduotuvėje. Tai kad tu iš tikrųjų atėjai visą tą ekosistemą moterims, grinai sukurta, kuri sako, va, prašau, viskas jau sukurta, padaryta, tau reikia tik tai duoti savo leidimą, eiti savo palankiu keliu. Taip. Tik tai visą laiką yra pergyvenimas, kad nespėjo apie viską, nes atrodo ir Well You parduotuvė, ir Well You paskaitos mokymai, Inner retreatai, viskas kartu ir viskam lyg tai reikia dėmesio atskiro, nes tai yra tikrai pakankamai dideli projektai. Apie kiekvieną detalytę noris papasakoti, nes kiekviena detalė, jinai iš tikrųjų ten yra ne šiaip savo. Ir jinai kuriama yra irgi su tam tikra intencija, ne šablonu, ne su automatizmu. Ir atrodo, Dieve, kad ir šito galima pasakoti, ir šito, o dienoje to laiko tai nėra. Ir iš tiesų daug ką sukūrus, pakankamai man tai reikšminga yra, ką sukūriau ir šiais metais galiu pasakyti, tos 3 atšakos, tai paskaitos ir Well You parduotuvė, ir kuri pasitikėjimų tikrai įgijus, ir Inner retreatai, kurie parodė savo iš tikrųjų tą tokį lygmenį, Lietuvoje, sakyčiau, premium klasės retreatai. Ir galiausiai visą tai perėjo į platformą vien nuo tos minties, kad moteris, kurios stebėjo mūsų retreatus, galėtų bent dalelę pradėti praktikuoti kasdien, kiekviena iš jų. Tai tokia buvo idėja ir mane taip stipriai nunešė su tą mintimi apie kiekvieną moterį, nes gyvenančią mažame miestelė, kur net, tarkim, sporto klubo nėra arba mažas pasirinkimas produktų, kad ji turėtų tą šviesą, įsijungti platformą ir turėti tą savo Inner pasaulį, kuris kelia jos savijautą. Ir galiausiai visą tai kūrent, tikrai daug detalių apie ką norisi papasakot, bet šitoje vietoje, ir tai bus man palinkėjimas man jau ateinančiais metais ir labai labai aiškiai matau tą viziją, savęs neprarast. Nes per visą tą aš tikrai save labai daug dalinu. Ir tą darau su džiaugsmu, su didžiulė aistra ir su didžiuliu noru, bet aš jau pasakysiu, kad vasario pradžioje aš ryškiai pajutau, kad aš tiesiog ištuštėjau iš vidaus, nes aš tikrai tiesiog pradau resursus, fizinė prasme. Nes veikla gali būti labai maitinanti, gali būti labai tokia tikslų vidinių vedama, bet vis tiek jinai labai daug įkvoja ir mūsų laiko, ir mūsų pasirinkimų, ir mūsų apskritai energijos. Ir kaip ir tu sakai, kiekviena detalė reikalauja kažkokios peržiūros, sugalvojimo. Ir dėl to šitie dalykai ir turi tokią aukštą vertę ir yra tokie kokybiški. Turbūt šneku apie visas 3 platformas, bet dėl to taip ir yra, kad tau tai kainuoja labai daug energijos, faktas. Taip. Ir man rūpi, ir aš iš tikrųjų pastarą metu aukodavau savo gyvenimą vien dėl to, kad įgyvendint kitų labui, tai ką aš vizualizuoju, ką matau. Ir nesigaliu visiškai, bet dabar labai labai tikslingai jau grįžtu į balansą ir truputį įmetu egoizmą, kuris man pačiai nepatinka, aš su juo nelabai draugauju, lyg tai man jis nepatogus, bet aš jį priėmiau šeimą, tą egoizmą, tam, kad tiesiog manęs ilgiau užtektų. Ir daugiau, viskas tęstųsi. Kaip ten tas labai populiarus dabar pasakymas yra, kad pirmiausia kaukė savo, o tada visiems kitiem, nes be tavęs nebus visų šitų 3 nuostabių projektų. Taip, bet labai dažnai moteris, šiaip ne tik tai aš, manau, bet dauguma, kurios tokį padidintą rūpestį turi, aš jį turiu, ar intuicija, man kažkaip ir taip viskas bus gerai. Ypatingai, kai ten nėra kažko rimtesnio, tai aš kažkaip. Bet svarbiausia, kad padaryti visą kitą aplink ir tai tikrai moterų dažnas sindromas yra. Man irgi taip atrodo. Taip. Tai dėl to, kad aš irgi nesu išimtis ir būnu ir batsivis be matų, bet mane kūnas fiziškai sustabdė. Aš pagavau virusą, kuris man paskui aš neišsigydžiau pilnai, tiesiog viruso. Ir neišsigulėjau ir galiausiai nepakeičiau jokių planų, ritmas buvo greitas ir man tada buvo bronchitas labai sudėtingas ir po jo jau kūnas man pasakė stop.
Tai viskas, man tada ir aš pajutau, kad aš noriu tiesiog pilnai išsveikti ir jau tada, kai atsistosiu vėl normaliai ant kojų, aš eisiu visai kitų būdų, lėtesnių, bet sąmoningesnių, ką perduodu kitoms, aš noriu būti realiai pavyzdžių. Taip. Nes jaunin mes nei viena neeinam, o ko vyresnės tampam ir dabar tos gražus 40, man tas skaičius apie jau dabar tokį įprasminimą ir pavyzdžiui ne tik, kad dėl kitų, bet tikrai, jeigu tu nori vesti moteris ir rodyti jos, aš turėčiau vis tiek šioje vietoje, ypač šioje srityje, būti pavyzdžiui, nes būtų labai netitiktų. Nerezonuotų tiesiog. Aš pati vidų labai jaučiuosi, tai darau pokyčius. Bet to skaidrumo iš tikrųjų galbūt ir reikia, nes tikrai kartais pasižiūrint, kad ir socialiniai medijoje atrodo, kaip kitos viskas spėja. Ir reikia gal irgi savo priminti, tą autentiškumą savo pasistatyti, kad kiti galbūt turi tiesiog kitus tikslus, kiti galbūt, nežinau, turi pagalbos. Tas moters superherojės toks vaidmuos, aš manau, kad jis labai dažnas. Taip. Ir mes irgi pradėjom truputėlį galbūt netgi tokį žaidimą žaisti, tai kas iš tikrųjų viską suspės. Lyg kažkoks dienos pabaigoje ateis medalį užkabins, o iš tikrųjų tai ateina dažniau perdegimas arba nebenoriu galbūt, arba kuriu nebe iš tos energijos, kad noriu, o iš to, kad reikia, pažadėjau ir man atrodo, kad čia moterim ir yra toks vienas iš tokių skausmingesnių vėliau dalykų, nes tai vienareikšmiškai. Ir vienas iš, beje, neseniai dalinausi storiuose apie tai, kad neįrašiau, kas Inner platforma kiekvieną mėnesį pasipildo. Ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad pabandžius ir mane komandos narės motyvavo meditacijas trumpas įrašinėti pačiai, nors ieškoju, turėjau minčių, kad kažkas man rašytų garsintų. Labai džiaugiuosi, kad tą darau pati, nes tikrai tuo metu, kai rašinėju, aš nors ir žiūriu tekstuką, kurį pasirašęs esu, bet taip freelancinu, taip ten mane nuneša, nors trumpas meditacijas 6-7 minutės, bet aš jas išjaučiu maksimaliai. Tiesiog labai perduodu tą jausmą. Tikrai. Ir aš, pavyzdžiui, vieną mėnesį absoliučiai praleidau, nors buvau prižadėjusi, kad aš eis ir tokia tema, ir tokia tema, ir tokia. Tai va čia buvo tas etapas, kai aš jaučiausi nesava, kad aš tiesiog pervargau. Ir aš savo neleidau, nes tekstus pasirašęs, bet aš savo neleidau ir pati net supratau, kad aš negalėsiu. Tai būtų nesąžininga jas įrašyti su mano tokia būsena, nes aš labai tikiu tos energijos perdavimu, ne tik tai tiesiog, žinai, kaip mes dabar sėdim, jaučiam vienos kitos tą energetinį lauką, bet ir per balsą, ir per tą vis tiek kiekvieną dalelę informacijos jinai pasiekia ir gali kažkur tikrai padėti tam gijimo, kažkur tiesiog likti neutraliai. Tai man realiai viskas, ką aš įdedu, per save transliuoju, aš turiu būti maks tos energijos čia ir dabar, kad net jaučiu ir įsivaizduoju, kad tai padeda. Tai man skaidrumas, jeigu aš tik tai jaučiuosi taip, kad negaliu kažko padaryti, man paprasčiausiai gali sustoti visa veikla. Tai ant tiek yra svarbu ir dėl to ant tiek dabar kreipsiu dėmesį, kad visiškam būčiau tokiam lėtesnė, bet savo balansą. Nors man žodis lėtesnė jau nepatinka. Bet jis jau nepatinka. Bet tai nereiškia lėtesnio nuėjimo kažkur, galbūt ten, kur tu nori nueiti, gal jis bus labai tikslingas tiesiog. Tai tikrai savo energiją reikia, man atrodo, prižiūrėti, nes tos energijos neturim kažkokių neribotų resursų. Ir dar jo labiau, kai nori, kad visiems jos užtektų. Brangi valiuta. Brangi, labai brangi. Kadangi šnekėjom apie tikslus ir apie norus kažką labai apčiuopiamą pasiekti, tai man atrodo, kad mus visada, arba tiesąkant, kai seki kažką, kai pajauti, kad žmogus turi tą kažkokį tikslą, tada yra labai lengva juo patikėti, nes tu arba matai, kad jisai tai daro, arba nedaro. Tai mano klausimas buvo, kas yra būtent tie dalykai, arba tas pojūtis, kuris tave kiekvieną dieną ir pakelia iš lovos, kur tu jauti tą tokią energetinę pašaukimo prasmę ir tiesiog, žinai, kad privalai įgyvendinti. Tai labai gaila, kad truputį nuėjo mano funkcijas medicinos pasakojimas apie funkcinės medicinos paskaitas, nes ten tikrai labai daug iš tiesų pagalbos moterims atsakyti klausimus, kurių galbūt neranda atsakymus. Bet aš supratau, kad moterims šiaip labai dažnai reikia kasdieninio palaikymo tiesiog. Tokio, žinai, rūpesčio, dėmesio parodymo ir aš gaunu labai, nesakyčiau, kad mano itin didelė auditorija, bet aš gaunu labai daug laiškelių, žinučių iš moterų su įvairiausiais, negi gražiais, tiesiog gražiom žinutėm, kažkokiais tai einamaisiais buitiniais klausimais. Ir tai dažnai man padiktuoja jų būseną, jų situacijas.
ir supranti, kad ten vieno tiesiog patarimų, kokį papildą gerti dabar funkcinės medicinos paskaitą rekomenduoti, šiandien prie to dar reikia prieiti, jo, ten dar reikės, iki to dar reikia paruošti pasitikėjimą, šiek tiek nusteikimą ir vienu žodžiu, pavyzdžiui, aš pastebiu, kad aš galiu iškelti moters savijautą dienoje ir tas man tiek svarbu yra, kad tiesiog matyti yra toks duotybė, nežinau kaip taip, bet tai kyla dėl to, kad man nuoširdžiai jos rūpi, tikrai rūpi. Visa idėja, kad aš esu absoliučiai laukia, kuris yra mano ir mano veikla tiesiog yra ta, kuri mane, aš ją matau labai prasminga, tiesiog labai reikalinga ir prasminga ir aš nežinau, kada jinai tokia nebus. Tai aš manau, kad ne visada ir buvo tokia įtapusi. Ar prieš ten kelis metus, kai dar net ir nebuvo. Taip. Bet einant į tai. Aš kažkokią tokią paralelę ir pamačiau, kai pagalvojau apie tavo visą kelią tiek mokymosi, kur pirmiausia tu turėjai sužinoti pati. Tada buvo konsultacijų periodas, kur bandėjai tikrai, kur bandėjai kiek įmanoma daugiau savo laikę rasti to laiko konsultacijom būtent, kad moteris galėtų spręsti savo problemas ir galiausiai atėjom iki paskaitų, kur jūs supranti, kad tai yra žymiai didesnė problema galbūt, kad jinai galėtų būti pasiekiama didesniai daliai moterų, galbūt kurios nebūtinai išdrįstų gal ateiti, gal nebūtinai norėtų taip garsiai pripažinti savo problemas, bet galėtų rasti tą atsakymą, kuris yra galbūt paskaitoje tiesiog tavo įvardintas. Ir tikrai... Ir kainos prasme irgi. Vienareikšmiškai tai yra tikrai, manau, kad labai gera alternatyva savo pačios žiniom, kad nereikia perskaityti visų knygų, o tau yra viskas taip patogiai sudėta. Tai aš tikrai manau, kad tu nuostabų didelį darbą padarei ir kad jos niekur niekada nedings ir turės moteris prieigą, ar nebūtinai moteris prieigą prie tų mokymų, nes ten tikrai yra labai labai daug esmės ir prasmės, kodėl mes jaučiamės kaip kartais jaučiamės. Ir ten tokie tikrai protokolai perduoti iš mano praktikos. Dabar kaip tik tobulinu, pabaiginėju tobulinti visus priedus, keičiu šiek tiek, nes per tą laiką šiek tiek ir pasikeitė, tai kokie papildai galėtų būti į rekomendacijas į priedus. Tai tiesiog viena mintis, šiandien vėl nespėjau pakomunikuoti apie tam tikrą paskaitą. Ir moteris man būna klausė įvairiais klausimais dėl cholesterolio, taip aš joms užvoisinu, o paskui galvoju, reikėjo gal iškelti istorijos ir plačiau šiek tiek. Bet aš anksčiau taip darydavau ir tada man anksčiau grįždavo daug klausimų ir aš paskui jausdavau tokį lengvą nerimą, kad taip ir palikau viską. Kad užsikūrė dar daugiau klausimų, dar daugiau diskusijos apie tai, bet aš jau tiesiog laikė, kadangi vis tiek ir šeimą turiu ir vaikus, aš jau nebespėjau grįžti, neturiu kaip. Tai dėl to matyti, šiek tiek jaučiu ir vis bandau save sustruktūruoti, kad taip norisi tikrai sugrįžti, dažniau paplėtoti, tikrai atskirti, tarkim, antradienis, kokia nors diena, kai funkcinės medicinos paskaitas, bet tada būna irgi kažkas iškrenta, tas pats gal vaikų gydytojas, gyvenimas ir aš jau prioritizuoju kitus dalykus, bet vis tiek aš manau, kad kam reikės, tas randa. Ir bet kokia atveju, kaip tu sakai, ta informacija niekur nedings, ateis daugiau erdvės laikę ir galėsiu paplėtoti plačiau. Bet labai man patiko, kad tu užsiminiai apie vaikus, tai aš labai norėčiau pereiti į Viktoriją kaip mamą. Manau, kad labai daugam bus aktualu šitą temą. Tai apskritai žinau, su tavim bedirbant, kad tavo toks pagrindinis gyvenimo prioritetas ir pagrindinė vertybė tai yra būtent šeima. Aš tikrai žinau, kad gali būti bet kokia situacija, bet jeigu reikės rinktis, tai pirmiausia bus šeima. Galbūt tai keisis šiek tiek vis tiek žinau, kad turi 3 nuostabius vaikus, jie tikrai reikalauja, žinau, ir dėmesio, net tiek, kiek reikalauja, kiek tu pati, man atrodo, nori juos auginti ir tikrai pasitengti, kad jie būtų nuostabus. Tai mano turbūt ir klausimas yra apie vaikus. Jie yra 3, 2 berniukai ir 1 mergaitė. Tai turi paauglį sūnų, sakyčiau, paauglę dukrą ir mažiausią taurą sūnų irgi. Tai kokią skirtingą versiją mamos jie gauna visi 3 iš tavęs? Visų pirma, gal grįšiu prie pradžios apie prioritizavimą. Tai ir tu galėjai pastebėti, dirbant mums kartu, kad aš galiu ir dingt. Taip. Ir tiesiog dėl to, kad jau ten man yra nekvestionuojamas dalykas, kai aš matau, kad tiesiog nespėjau, tai tada aš metu viską ir viskas palauks. Ir taip, kažkiek darbai galbūt neįs to tempu, kokį nori, bet aš grįžtu į šeimą. Tuo momentu taip yra.
Ir šiai dienai aš sėdint taip, net ne dabar, o tiesiog dabar toks etapas, aš labai geriuosi jais. Aš nežinau, kaip bus, mes nieks nežinom, kaip bus rytoj, kas bus rytoj. Bet šiai dienai berniukai yra 14, birželį bus 15, mergaitė, balandį sekantį mėnesį 13, pagrandukui 6. Ir aš jais geriuos, geri vaikai, faini vaikai, labai. Ir nežinau, kokie aš. Dabar man tiesą pasakius jausmas, kad aš esu jų vaikas, nes man jų auklėt nereikia, matyt kažkiek tai to, vis tiek tas dėmesys, aš manyčiau, kad jis atsiperka. Ir mano paauglys berniukas, aš tai kol kas, žinai, kaip būna, bet neturiu problemų, jis mane pats paauklė, manęs papyksta, kai aš tavęs nežiūriu, kai aš ten užsidirbu. Ir šiaip man primena, nes aš būna su laiku, aš išplaukiu erdvėj ir nelabai apskaičiuoju laiką. Tu tai štai irgi žinai. Ir aš nepiktybiškai tikrai neapskaičiau laiką ir būna užsivėlinu arba išvažiuoti iš namų ir būna pavėluoju. Bet tiesiog aš tokia kūrybos žmogus, aš ties viena mintim, kur man atrodo, kad 5 minutės tik užtruko, pavyzdžiui, praėjo 20 minučių. Ir aš tuo metu neužfiksuoju niekaip, man gali žadintuvas suskambėti, kas tai bebūtų. Aš moku labai, vienas iš mano bruožų, realiai išeiti labai kažkokias tai mintis į save arba į kažkokį darbą, kas tai bebūtų ir dingstu. Nežinau, kas čia yra, koks čia bruožas. Bet tai čia gal ir yra tas flow, kurio mes visi labai ieškom, kad nesiblaškytumėm, o yra kas va taip susikoncentruoja. Nes iš jo gimsta ir gerų labai idėjų, kurias aš matau, kad paskui įsigyvendina, bet ties to momentu aš įsikropščiau, pagalvoju ir panašiai, o paskui toks pergyvenimas, nes kažkur skubiai vėluoja ir taip toliau. Bet tai čia iš to vietų mane prilaiko vaikai, jie iš karto, jie man pasako laiką, pameluoja jau daug ankstesnį negu reikia. Jie žino ir prilaiko, mane amortizuoja, kur mano minusai. Ir aš šiauriai fainai, kai tavo vaikai yra tavo sąjungininkai ir jie žino tavo silpnybės, pasirūpina irgi, kad aš ten įsidėčiau obuolį, nes kažkada aš jiems taip dariau ir aš jaučiu tą grąžą. Mes tiesiog, ne tai kad draugai, mes esam komanda. Tai tas mažasis, jis užaugo praktiškai turintis pilną auklį, nes žiūrėjo tiek Laurynas, tiek Gabrielė, didieji vaikai, pilnai, ne tai, kad išaugino, bet taip pilnai dalyvavo visame jo procese, kas tuo metu man buvo labai paranku, aš jau mokiausi labai intensyviai ir perėjau prie valjų kūrimo. Tai tas tauriuko buvimas man nebuvo labai sudėtingas, nes aš turėjau žiauriai gerą timą, daug pagalbos. Ir iš vyrų, ir iš vaikų pusės. Ir tas mažasis toks užaugo, toks visas, ir turi sesę kaip su motiniška ta tokia energija, brolio, iš ko jis gali pasijausti, kaip reikėtų būti kietam ir irgi neprapulti. Darželė, dabar jis prieš mokyklinukas turi rimtą stogą, nes jeigu ką, brolis ir sesė ateis ir viską pasiklausinės, pasiaiškins. Tai jie yra tokia hebra, kur jie trysia jau turi savo kažkokį tai tokį ratelį ir jie pas mane gali eiti vienas kitą stoguodami, kažkokie dalykai, kurie atsitinka, iki manęs net gali nedait, pavyzdžiui, bet jie viduje. Jie susitvarko viduje. Jie susitvarko, tikrai. Tai man tą stebėti yra didžiulė dovana ir aš tikrai per šį gimtadienį, aš šiaip dėkingumą dar turiu labai išreikštą, aš pasanė yra, kad aš priimu dalykus, kuriuos aš turiu gražius gyvenime, čia taip ir turi būti, bet koks dalykas, kurį aš turiu, aš už jį 200% esu dėkinga ir tą moku tikrai jausti ir padėkoti mintise, aš moku džiaugtis mažais dalykais, saulė šviečia ir taip toliau, man tai sukuria laimės jausmą kasdien. Tai vad būdama mama, aš būnu tokia, sakyčiau, nelabai net nerūpestinga, bet atsipūtus kažkiek, bet dėl to, kad aš matau, kai man reikia, aš būnu pilnai ir aš būnu su didžiuliu rūpesčiu ir jie jaučia tą meilę ir tiesiog grįžo man tom, kad aš turiu daugiau laiko ir galiu būti mažiau kontroliuojanti, gal sakyčiau taip. Tai gal iš to ta draugystė ir ateina, kad kai esam... Buvo laikas, kai paspaudžiu, kai ir balsą pakeldavau, tarkim, ant vyriausio sūnaus, o dabar net pasigaliu kažkaip, bet galvoju, gal taip ir reikėjo, nes dabar visai viskas fainai. Bet sako visada, kad su pirmais vaikais būna pati griežčiausia tėvų forma, po to viskas tik tai švelnėja. Tikrai. O mažasis, nors ir dabar nesąmonės būna padaro, ir žodžių kažkokių prisirinko, bet neįnant jau supykti. Ir kažkaip taip. Tai bet ta mamos rolė šiaip visada svajojo būti mama, jinai man visiškai apie mane. Ir tai yra mano didelė laimės dalis. Galvodama apie vaikus, turbūt pamaščiau ir apie, nežinau, būsimus savo vaikus, nes su mama taip bandžiau suprasti iš tavo pozicijos apskritai. Ir manau, kad gal ir iš žiūrovų pusės bus tiesiog jaunesnių moterų, kurios galbūt dar neturi vaikų. Tai gal galėtum pasidalinti, kuo tiksliau tu juos vienareikšmiškai norėtum išmokyti. Kas yra ta, nežinau, tarkim,
3 vertybės, kurias taip truks plyš norėtum perduoti jiems būtent? Atsparumas. Tai vat kokios pagundos bebūtų, kad nenorėtų įtikti kažkam. Čia gali būti ir apie esminius santykius, čia gali būti apie įvairiausius dalykus, vartojimus, tarkim, tos pačius, apie savo kažkokius kad iš tiesų išmoktų klausyti ir girdėti save, kas jiems yra pamatas, jiems yra vertybė. Ir atstovėti tą, ir nebūtinai per konfliktą stovėti, bet tiesiog mokėti atsitraukti ir būti su to, gerai. Tai vat išlaikyti šitą ašį labai labai norėčiau. Džiaugiuosi, kad visai gerai tvarkosi su sveiku gyvenimo būdu. Sportuoja, mėgsta sportą vaikai, žino apie produktus, apie etiketės, kur su manim nežinos. Tai nors anksčiau visą laiką taip, mama, jeigu pagamins, tai ten viskas sveikuoliška, ten nei cukraus, nei nieko nebus, o dabar patys jie skanėsi bananų ir jie tikrai atskiria, mano vyras irgi prisilaiko mitybos įpročių, mūsų šeimo tai natūralu yra. Tai jie tikrai pasims ganėtinai teisingo požiūrio į maistą ir gyvenimo būdą įpročius, kas mane džiugina, nes tai taip pat yra laimės ir sėkmingo žmogaus dalis, nes kai tu jauties geriausiai, tu gali būti geriausia savo versija ir realizuoti tai, kur tu gali būti stiprus, kas tau yra įdomu. Nes, banaliai skamba, bet kai jaučiamės blogai, tai jau paskutinėje vietoje mes galvojame, žinai, apie ką mes Man šiaip atrodo, kad kai mes pradedam jaustis gerai, galvojam, wow, kas čia per nauja kokybė, iš kur tos jėgos, energija ir noras veikti. Tai šitas pokytis turbūt. Absoliučiai. Ir kiek žmonių, žinai, nežino, kaip tai jaučiasi arba jau pamiršo. Taip. Tai man didžiulė dovana, kai žmonės pradeda, tarkim, ar paskaitų medžiagą taikyti, tą pačią eliminacinę mitybą, eliminacinės mitybos gydas, jisai labai tvarkingai, jeigu yra praeinamas, tai nėra sudėtinga, bet žmonėms tiesiog 360 laipsnių pasikeičia suvokimas, nejaugi aš taip galiu jaustis visom prasmėm. Nekalbant apie miego, odą ir tik energiją, bet iš esmės tavo norai, ambicijos, tavo laimės koeficientas visai kitoks, bet tai ir per biochemiją eina, kad tavo žarnynas jau gali daugiau serotonino pagaminti, pavyzdžiui, vien dėl tokių dalykų. Ir tai požiūris į sveikatą, savo dėmesį savo kūnui, į jų signalams, bet tikrai, žinok, nuoširdumas, gerumas, tai yra meilė žmonėm tokia. Meilė taip, eiti iš geros intencijos, tiesiog eiti su meilė ir iš meilės. Ir tada tas gyvenimas, žinai, jis iš tiesų yra toks. Tu tiesiog kreipi ir akcentuoji gyvenimą dalykus, ne į pustuštę stiklinę, sakykime, o į puspilnę. Tai reiškia ir tavo kasdienybė visai kita. Tai gal to tokio pozityvumo ir optimizmo. Nes yra žmonės, kurie mėgsta pasikrapštyti ir negatyvumo paieškoti, o yra tie, kurie tą gali blokuoti, tą nekreipdėmės ir koncentruojasi tai, kas, pavyzdžiui, tiesiog koncentruoja dalykus, kur yra geresnė ta pusė, išraiška kokia nors. Ir tiek, ir tada tavo tikrai kiekvienos dienos akimirkai jinai jau kitokia. Taip. Man atrodo, kad čia yra labai susiję apie tai, ką tu kalbėjai apie savo tą šviesią energiją. Man atrodo, kad į tai būtent viskas ir susieina. Kai tu nekenki savo, kai nebijai pat savo minčių, savo požiūrio, kai priimi save ir nenori savęs išduoti, tada tu visai ir kitaip jautiesi, o po to jau eina visi kiti dalykai, kurie yra palaikomieji, išmokstami ir panašiai. Taip, ir analitinis mąstymas, gal kad tu kiekvieną situaciją, tu tikrai gali ją paanalizuoti ir pagalvoti, kaip tu galėtum paskui elgtis. Čia toks, žinai, čia esminis augimas, kuris, man atrodo, kiekvienas žmogus turi esminio augimo laikytis, nes mes taip tik klestim ir su metais tiek metai ir suteikė mums to pasitikėjimo ir to grožio, bet tik su sąlyga, jeigu mes nestovim vietoje. Jeigu nekartojam tų pačių metų dar ir daro kažką vis naujo įsileidžiam. Jeigu nori, kad kažkas būtų kitaip, tu turi kažką pakeisti. Netgi jeigu tu, pavyzdžiui, pasirinkęs gyvenimą ir nedirbi, tarkim, ar atrodytų, bet tu vis tiek turi kryptis, kur tu nori augti. Ten ugdyti savo meninį suvokimą, ar ten ugdyti savo, tarkim, emocinį intelektą, arba ten kažkokia kryptis, bet esmė, kad jo, nestovėt vietoje, nes tai sukuria labai daug gyvybės ir pačio gyvenimo malonumo. Iš tikrųjų, tu užsiminėjai, bet aš turėjau irgi klausimą, tai kaip lengva ar kaip sunku būtent šeimoje brėžti tas ribas, ypatingai su mityba, ir ar iš tikrųjų ta eliminacinė mityba yra tiesiog normali mityba jūsų šeimoje? Ne.
Nes eliminacinė jau tokia, tikrai daugiau ten maisto produktų, kuriuos tu turi išimti, kad suprastum, kaip tu juos iš tiesų šitame laikotarpyje toleruoji. Bet baziniai produktai, mes pasilaikom balansą, tai yra gyvenimo malonumas kartu su maistu, kuris palaiko mūsų organizmo funkcijas. Tai sakyčiau taip 80-20. Ir pati propaguoja šitą formulę daugelį žmonių, nes socializacija ir tai, kad tu darai su malonumu ar kelionį, tai tiesiog pasimėgaukim. Ir tai yra labai svarbu emociniai sveikatai. Man atrodo, kad šitą labai reikėjo išgirsti ir visiems kitiem, nes kartais tikrai atrodo, kad jau jeigu tai yra funkcinės medicinos specialistas, tai jisai ir gyvena tik tai tam savo protokolį ir to, kaip tu sakai, gyvenimo, jo lieka tik tai labai labai mažai ir ten klausimas kilo tai per gimtadienį, Viktorija valgo tortą ar nevalgo. Ir tu įsivaizduoji, bet pavyzdžiui, kai reikia atstatyti sveikatą, autoimuninės ligos klausimai arba ten žarnyno klausimai, tu turi tikrai išlaikyti tą nuoseklumą, griežtumą tam tikrą laiką, kad iš tiesų padėtum savo rebalansuoti organizmą. Bet jokių, kaip dabar skambėjo, kad to gyvenimo nėra ir taip toliau. Netgi jeigu šio gimtadienio tortas pas mane bus be cukrus, be glitimo, kurie žinau, kokį aš rinksiuosi, man jis labai skanus, man tai yra toks malonumas, ta prasme, aš neturiu, dėl to, kad aš einu per sąmoningumą, o kam aš neturiu poreikio, negi, bet aš nevartoju, tarkim, alkoholį, bet ne dėl to, kad aš čia taip kankinuosi, kad man jo... Kad jo labai trūksta. Aš jau tiesiog nespėjau prie jo pripras, manęs dažnai klausia. Galbūt aš sekėjais ir su žmonėm, kurie, tarkim, seka profilį mano, niekada nesidalinu apie alkoholį. Bet aš tiesiog nespėjau įprasti ir niekada laiku nepradėjau ragauti jo. Tiesiog aš buvau profesionaliam sporte, o galiausiai taip susiklostė, kad paskui pas mane buvo toks socialinis ratas tarp mano teisės fakulteto studenčių, kursiokį mano ir man niekad nepritrūko, nes man buvo visada ir taip linksma ir aš nebepamačiau prasmės. Plus ragavimo man nėra labai skanu, tiesiog man neskanu ir man linksma. Tai pagalvoju, ką man kažko reikia. Taip. Bet aš neturiu jokio absoliučiai nusistatymų ir jeigu būtų alkoholis mano gyvenime, taip, mano vyras mėgsta raudoną vyną, tai jis mėgsta į gerą ir aš paragauju ir man tikrai įdomu trečdalį taurės išgerti, pasimėgauti, bet jeigu ir būtų to alkoholio, aš vis tiek jaučiu, kad žinodama ir būdama savo srityje poveikį, kai jis nesaikingai vartojamas, aš nevartočiau ne iš kančios, o dėl to, kad aš per daug saugau ir man per daug svarbu yra mano organizmo būsena. Tai dėl to aš jau viską žiūriu per tas perspektyvą, o kam, jeigu yra tokių puikių alternatyvų arba galima kažkokį jausmą pasiekti kitais būdais, kurie palaiko sveikatą. Tai tas pats yra apie tortą. Aš nejaučiu kančios, nes dabar tikrai gali ir pasigaminti. Ir Iner platforma pas mane yra labai daug receptų, kur man moteris rašo ir dėkoja, kad atrado ir pratinasi prie saldžių akimirkų su produktais, kurie ne tik tai saldus, bet jie yra maistingi ir labai užpildantis ir tikrai palaikantis sveikatą. Tai kai nėra, jeigu nebūtų alternatyvų, tai gal kitaip, nes aš saldumynų mėgėja šiaip, bet kai yra alternatyvos, man nieko netrūksta. Man nereikia to torto, kuris, jeigu išdėjus atskirai cukrus, balti miltai, visokie chemikalai ir ten visokios nesąmonės. Dažikliai visokie. Aš atskirai to nesuvalgyčiau. Tai praktiškai aš stengiuosi rinktis maistą, kurį jeigu aš išdėliojęs atskirais ingredientais, jeigu aš 80% nenorėčiau valgyti atskirai, aš jo ir nevalgysiu. Bet čia yra labai geras požiūris, galvojant apie tai, ką mes iš tikrųjų dedam į savo kūną. Ir labai gera tema vien tam tokiam sustojimui pagalvoti, nes man rodos, kad kartais tik tai šito ir trūksta. Bet kaip ir minėjom, kartais tai būnam užsisukę, kad viskas taip automatu vyksta, kad tik tai to žvilgsnio ir pritrūksta. Taip. Nes žinių lyg ir yra. Galvojant apie tai, netgi įrašiau mini meditaciją, tai prieš emocinį valgymą. Ir kas, tarkim, turi valios įsijungti tą meditaciją 5 minučių ir tikrai į tą sustojimą ir nuvedu. Kad sustot ir tada galbūt visai kitaip. O kitas dalykas, pas mane yra paskaita Valjų platformoje emocinis valgymas, kuria praktiškai net nekomunikuoju. Manau, kad ir tu net nematai, kad aš apie ją komunikuočiau. Aš buvau renginį, tai aš tu buvai renginyje, taip. Bet ten yra tokie dalykai apie mikroelementų trūkumus, apie įvairiausius kitus veiksnius, kur moteris galbūt sako, kaipgi taip man su ta valia susitvarkyti, kaip gerai, kad skamba Viktorija, kad jai alternatyvos geriau, man reikia būtent šito Napoleono, pavyzdžiui, ar ne? Arba šitos bandelės kruasanų. Ir čia
čia jau kiti mechanizmai. Ir jie yra jau su biochemija susijęti ir su tam tikrais mikroelementų trūkumais ir galbūt su kortizolio antikščio ašies skale, kur tu turi pasižiūrėti kitus veiksnius. Tai paskaita tam yra tokia ganėtinai išsami, kad pažiūrėt, koks tavo yra kampas ir kas tau iš tavo priežasties išeinant tikrai tikslingai galėtų padėti mažinti tą maistą, kuris ne tik, kad tau galbūt svorio pokyčius sukurs, blogesnė nuotaika, bet ir iš esmės palaikys uždegiminį foną. Uždegiminis fonas yra kelias į visus negalavimus praktiškai. Taip, ir apskritai visas tas brain fog, rūkas būtent, kuris labai dažnai mus ir įsuka, man atrodo, į tą tokių prastų pasirinkimų, nes viskas, kaip ir sakiau, vyksta taip automatu, dėl to, kad mes tiesiog nelabai būnam ne tai, kad susirūpinę, bet neturim to tokio gilaus požiūrio, tai ką aš iš tikrųjų veikiu, viskas labai taip automatiškai vyksta. Ir tai greitas dopaminas dar cukrus, žinai, greitas dopaminas ir mūsų kūnas nori jo. Ir įpranta tada. Taip, apskritai, man atrodo, mes daug gaunam iš išorės apskritai informacijos apie tą greitą dopaminą. Manau, kad kai mes pradėjom daryti paskaitas, dar nebuvo tiek daug sąmoningumo, tokio tikrojo, kas tai yra, kodėl tai kenkia, kaip tai veikia. Ir dabar yra tokių nuostabių profilių, kurie tau tiesiog papasakoja arba primena, kad gal jau laikas padėti tą telefoną, arba jį, nežinau, nieko neturi prieš ten įsijungti podcastą, kad ir šitą, ar kažkokią meditaciją, ar tiesiog kažkokią apsą, kuris tau padeda, bet tikrai negaišti savo, tiesiog tai praleisti laiką tuščiai. Bet labai labai daug kas apie tai kalba. Man taip atrodo, bent jau mano burbule, tai aš labai tikiu, kad ateisim iki to sustojimo ir ne tik tai prieš renkantis maistą, bet ir imant telefoną iš pačios esmės. Čia kaip galima labai gerai suskirstyt pigus ir brangus dopaminas. Tai tas pigus dopaminas, jis būtent tie stimuliantai iš išorės įvairiausiai. Jis toks nevertas, žinai, nevertas. Jis labai traukia, labai greitai. Jis nesuteikia to pasitenkimo ir norisi dar daugiau, nes jo efektas labai trumpas. O brangus, tu jį užtarnauji ar sportu, ar pasivaikščiai panašiai, bet tu iš jo ir kaifuoji ir jauti tą malonumą ilgiau. Ir tas jau džiaugsmas iš to brangaus dopamino, kurį užtarnauji tu ir pats, žinai, savo pasirinkimų, jis vertas tiek pasididžiavimo savim ir tai visai kita kokybė. Bet man gal dėl to labai patiko Iner idėja iš pačios esmės, kad tai nėra 1,5 valandos treniruotė, kad tai yra palyginus tikrai nedidelė laiko investicija, bet kaip ir tu sakai, tu gauni tiek daug to tokio tikro dopamino, nes yra tas pasakymas, kad 20 minučių yra geriau negu 0 minučių. Tai aš įsivaizduoju, kad tu tą platformą ir sukūrei tokiom veikliom moteriam arba tom, kurios galbūt tik tai jaukinasi dar sportą, nes tai nėra labai lengva, jeigu iš tikrųjų nėra tokios tradicijos ar kažkokio, nežinau, nuoseklumo tame. Tai aš apie Viktoriją specialistę noriu toliau ir pašnekėti. Bet jeigu pertrauks Iner platformą, aš kaip ir savo ir kūriu. Iš esmės, aš taip galvoju, kad aš ją savo, galvodama apie kitas, bet atliepiant irgi apie save, kad aš pamatyčiau 40 minučių meditaciją skaičiuką. Aš stop, gal kitam gyvenime. Gal mašinai kažkur važiuojant, svajojant. O pamatydama 5, 6, 7 minučių, gerai, važiuojam, žinai, ir viskas. Žodžiu, labai palyginus maža investicija laiko, bet didelė grąža. Taip, tai labai geras. Sakyčiau, efektyvumas yra, nes tikrai kokybiškai sudėta. Aš esu klausis, tai aš žinau, čia tikiuosi, kad kiti paklausys lygiai taip pat. Man iš Viktorijos specialistės turbūt labiausiai įdomu, ar tu iš tikrųjų esi rezultato žmogus. Tai apie tą dopaminą ir apie tą, ar jeigu rezultatas, tai ar iš karto, ar tu esi ta tokia proceso mylėtoja ir... Kalbant apie savo gyvenimo būdą? Taip. Labiau gal požiūrį netgi ir į verslą. Žinai, kaip kada? Aš labai greit užsidegu, labai. O paskui aš galiu truputėlį ir sulėtinti, ir pamesti galbūt. Bet galiausiai paskui suprantu, rezultatas vis tiek ateina. Negaliu atsakyti, o kaip tau lygiai atrodo? Man atrodo, kad tu labai tikslingai žinai savo varikliukus, o kur tau reikia daugiau, nežinau, pagalbos arba disciplinos, kur tu dažniausiai nutrūksti, tada tu apsistatai žmonėm, kurie tau gali padėti. Ir man atrodo, čia yra labai labai išmintinga, nes kaip ir nėra labai realu, kad tu pati viską mokėsi ir tau visko mokėti ir nereikia. Tai man atrodo, kad tavo komanda yra labai labai gera vien tuo, kad jinai tau padeda pasiekti tą tikslą ten, kur tu jau galbūt pati sustotum. Taip.
Tik tai, kad vat, aš norėčiau dar daugiau šiek tiek kontrolės paleisti. Nes aš vis tiek tuo pat metu dar ir pergyvenu ir viską mastau, tai šitą norėčiau, bet aš tuo pačiu ir mėgaujuos procesu, aš visgi pasakyčiau tau. Nes tikriausiai, jeigu nesimėgauju procesu, čia tai kažkas viską negerai. Čia jau būtų ne tas, nes rezultatai čia jau labai tada materialus būtų klausimas, gal netgi, jeigu kalbėt, tarkim, apie verslus ir darbus, tai sakyčiau, man rezultatas, jeigu dirbame su klientu, man jisai svarbus. Rezultatas, tai ką aš išleidžiu, koks turinys, kad jis iš tiesų duotų vertę, man be galo svarbus. Bet ir procesas, aš manau, kad jisai, tiesiog mano srityje be proceso rezultato nebūtų. Ir mano srityje labai reikia, kad tas procesas būtų tikrai labai, labai su atsidavimu. Tikrai. Nes kitur galbūt kitaip, bet mano srityje aš neįsivaizduoju, kad aš savęs neatsidavus stipriai pajausčiau tą rezultato skonį, žinai, ir tą saldų skonį. Bet gyvenime, tarkim, apie savo pačios sportą, apie savo nuoseklumą, išlaikymą, aš nutrūkstu, bet aš vis tiek visą laiką grįžtu. Nors aš galbūt to rezultato, kurį norėčiau, nepasiekiu. Tarkim, aš turiu tikslą dėl figūros. Turiu. Ne dėl to, kad aš labai tarp kitko man atsintė klausimą, vieną aš to paskui papasakosiu. Bet aš turiu tam tikrą vizualą, kaip aš norėčiau ištobulinti savo, sakykime, pakeisti savo kūno kompoziciją, kaip norėčiau atrodyti. Mes kiekviena moteris gal turim tą. Bet aš žinau, kad aš nepadarau tų veiksmų ir to nuoseklumo, kas mane prie to privestų. Gerai, tai tada ir taip nelabai ir supergyvenu, sustoju, bet vis tiek grįžtu į tai, kad man judėjimas šiaip patinka ir galbūt aš vis tiek pasieksiu kažkaip tą tikslą. Taip. Bet vis tiek pasieksiu, pamatysi. Tikrai pasieksiu. Tai jo, esmė, kad aš niekada nenuleidžiu rankų ir bet kokia atveju, nors ir netobulą rezultatą, bet aš vis tiek kažkur einu, kur yra geriau negu buvo. Man atrodo, kad šiaip tas tobulas rezultatas yra ten kažkur, kur mes niekada nesužinosim. Tiesiog, man atrodo, kad ir tobulybė šiaip būtų gal labai nuobodu, kur galbūt tiek neišjudintų pačių žmonių. Ir man atrodo, kad tu ir turi tą labai gerą atliepamą ryšį žmonių vien dėl to, kad tu esi labai labai tikra. Tiek, kiek aš galiu pamatyti tave tiek procese, tiek jau rezultate, tai tikrai tai jaučiasi ir tiek su paskaitom, ir tiek su ir aš tikrai jaučiu, kiek tu tenais dedi, būtent savęs, kad tai ir pasiektų. Ir tas mano klausimas apie rezultatą. Ir nematai manęs skirtingos, kai mes esame už kadro, tarkim. Tikrai taip. Ir kažkur kitur. Dėl to net ir tokie pokalbiai nelabai jaučiasi kažkoks įsipareigojimas kažkaip ten susistatyti save, nes aš žinau, kad mes galim būti viena prieš kitą taip, kaip esam. Tai aš labai tikiuosi, kad tai ir jaučiasi apskritai. Bet man atrodo, kad tikrai jaučiasi. Kalbant apie tą meilę žmonėm, iš tikrųjų paėmusi save kaip specialistę, kaip tu manai, kokio principo, būtent susijusio su funkcinė medicina, tu norėtum žmonės išmokyti, jeigu galėtum, nežinau, kiekvieną iš mūsų išmokyti kažkokio principo? Žinau, gal to sustojimo, nes kai tu sukuri iš sustojime, atsiranda erdvė, o toje erdvėje labai daug kas į paviršių iškyla. O kai iškyla, tu realiai nepabėgsi, tu matai. Ir jeigu tu esi homo sapiens, tai reiškia protingas žmogus, tu jau vis tiek kažkokį kabliuką vieną iš tos pauzės paimtum. Tai aš savai irgi pastebiu, kai aš užsisuku, aš prarandu tą ryšį, viskas atrodo ne taip. Nors atrodo, kitiems iš šono nepasirodės, bet man jau nebe taip, mano kokybė savijautos kita. Viena erdvė sukūrimas, tai yra pauzė, kokia tai bebūtų. Kažkam tai, nežinau, banaliai, pirtis, arbatos puodelis su savim pačia, kažkur erdvė, kur negi ne namai, nes gal atitrukimas leidžia, net tiesiog kažkokį kavinukį pasimti arbatos, stebėti žmonės, pabūt. Tiesiog pauzė, niekur neskubėjimas, kad ir, nežinau, pusvalandis. Ir toks čia ir dabar, jisai iškelia dalykus, kurie dabar turėtų iškilti, bent keli. Pasiklausyti savęs. Jo, dialogas, žmonės tiesiog prarada iš tiesų dialogą su savimi ir nuo to tada tu jauti. Pavyzdžiui, negi banaliai su kokiais žmonėm tu bendrauji, kad tu iš išsemiesi, kas tave drenuoja, kokius profilius tu galbūt seki, kas, pavyzdžiui, tavo darbė yra koks dalykas, kad truputį jauti nerimą visą laiką, kad ateini, kas tai yra, kaip aš galėčiau gal tą pakeisti, o jeigu tu nesustoji, tu apie tai neišmąstysi tiesiog. Taip. Tai gal šitas ir net nepradedu apie tai, koks maisto produktas, kaip čia reikia relaksuotis ir taip toliau. Pauzė ir tuščia erdvė, kur tu tikrai joje dabar, čia ir dabar tas momentas esi.
nežinau, man pirmas šitas dalykas šovas į galvą, galbūt dėl to, kad aš pati į savo atrandu kaip vieną reikšmingiausių, kuris mane pastumė jau sekantiems veiksmams. Labai, labai įdomus aspektas iš tikrųjų ir aš netgi pagalvojau, kad Inner platforma tik tai to ir moko. Sakyčiau. Turėti tos tokius interpėlius savo dienoj, kur tai gali būti ir sportas, kuris neatrodo kaip kažkokia labai sąmoninga veikla, bet iš esmės tai tu tiesiog pabūni savo kūnu, tu tiesiog susicentruoji atgal ir jo kažkaip dabar, kai tu pakalbėjai, labai viskas tiesiog suprantu, iš kur tai ateina galiausiai. Taip. Net ne dėl to, kad mes turėtumėm, nežinau, ryto rutiną 2 valandų, o kad turėtumėm tas 5-6 minutės savo kiekvieną dieną bent truputėlį kažkiek išgirsti savęs. Tai labai, labai gražu. O tau? Kaip tu pati, jeigu neišgirstum dar mano atsakymą ir pasakytum, kas tau vienas dalykas, kuris labai labai reikšmingas? Man šitas labai lengvas, nes aš jį labai dažnai primenu žmonėm. Tai yra irgi iš paskaitų, iš streso paskaitos. Tai kai aš pati primenu savo, kad už manęs nestovi meška. Kad mano kūnas taip reaguoja, kad mano širdis taip reaguoja, mano pulsas, mano, nežinau, kortizolis, mano tas streso faktorius toks užkilęs, nors iš tikrųjų tas stresas yra, nežinau, kartais emailas arba kartais suličiai, nežinau, eismo kažkoks įvykis, kuris ten vyksta ir toj praeis. Tai šitas turbūt labiausiai man pasistebi, jeigu peržiūriu, kas vyksta mano, nežinau, kaip tai pavadinti, prietaise turbūt, kai aš matau dienos stresą ir tada galvoju, o tai čia kažką rašiau, čia kažkur labai, tai gali būti aišku ir labai, tas stresas gali būti ir geras, ir blogas, bet aš būtent apie tą meškos momentą, kur aš jau įsitempiu ir būnu labai labai budri, aš tada save nuraminu, kad mūsų nieks nesuvalgys, niekas nemirs, nes tu žinai pasakmes, liuks. jeigu tai pleisi šitiem dalykui įsibėgėti, žinai, ir išlaikyti, tai žinai jau kas laukia. Tai aš turėjau progą sužinoti. Bet labai labai geras pastebėjimas iš tiesų supras, kad mano gyvybė negrėsia pavojus. Čia ne tas dalykas, dėl kurio aš turiu eikvoti savo resursus. Ne, aš labai dėkinga savo kūnui, kad jisai moka, kad jisai gali. Aš nuostabių dalykų padarau, nes iš tikrųjų stresas gali būti ir labai geras. Varikliukas, taip. Man labai patiko vienas iš priedų, kuris tiesiog man atvėrė akis ir pasakė, kad Kalėdos ir tavo gimtadienis irgi yra stresorius. Taip. Kai tu esi labai entuziastingas, kai tau tiek daug sukyla emocijų, bet jis irgi įkvoja tavo kūną. Tai kartais net ir labai labai geri dalykai. Tai man ta meška tokia, jau aš tada galvoju, labai gerai. Super dalykas. Labai viskas savo vietoje, žinau dėl ko, bet tada ir pasitengiu save nuraminti. Tai iš tikrųjų būna tokių interpų, kur aš jaučiu, kad aš negaliu eiti toliau, kol aš nenurimsiu tiesiog. Taip. Pas mane platforma yra dar ryto vakarų užrašai, aš parašiau klausimus ir tiesiog praeinu su moterimis, kai kurios praktikuoja, labai džiaugiasi, prašo daugiau, bet reikėtų prisiruošti. Ir refleksijos klausimai rytų ir vakarų irgi labai faini. O tu rašai pati? Pavyzdžiui, mano turbūt... Nes tu šiaip nuostabiai rašai. Ačiū labai. Tavo yra labai stipri pusė, kad tu turi dovaną gamtos. Tavo labai gražus yra rašymas. Rašymo stilius, pajutimas, labai ir kūrybiškas, ir tuo pačiu profesionalus ir tikslus. Ačiū labai. Tai iš esmės rašymas ir yra turbūt mano praktika, ką aš veikiu viena. Aš turiu daug laiko palyginus savo vien tam, kad aš tada atrandu tą tikrą dialogą su savim, vien dėl to, kad mano mintis visų pirma yra klientai, šeima, pomėgiai ir visi kiti dalykai, bet kai aš jau atsėdu rašyti, aš tada esu visiškam dialogė pati su savim ir aš tada iš tikrųjų išgirstu, ką aš galvoju, kaip aš galvoju arba kaip aš jaučiuosi. Tai ta rašymo praktika yra tiesiog labai natūrali man iš pačios esmės, tik tai taip kartais reikia pereiti iš verslo ir darbo į praktiką savo. Kaip dažnai vis tiek tu praktikuoji savo tą praktiką? Aš žinau, kad jeigu aš nepraktikuoju, tai reiškia, kad aš kažką jau nuo savęs ten paslėpusi esu ir man tada jau vidui kirba, kad gerai, tai einam, paieškosim, kas ten yra. Bet taip nenumetant, aš tikrai stengiuosi bent jau 3 kartus per savaitę jau taip atsisėsti su savim nuodugniai. Tai tikrai nėra kasdienė praktika, aš labai norėčiau, bet šiuo metu savo galiu pasiūlyti tik tai 3 kartelius. Kas irgi yra daug. Tas irgi yra daug, man irgi taip atrodo. Tai labai smagu ir
reflektuoti savo ir plus, jeigu juos išsaugosit, tai bus labai įdomu ir atsekti, tai kaip aš jaučiausi, kokie dalykai sąlygojo arba kokie žmonės sąlygojo tam tikras būsenas arba kaip aš ėjau iki kažkokios savo būsenos, kurioje dabar esu. Nes tai tikrai labai matosi. Su data rašai? O tu? Aš dabar klausausi ir taip pat imuosi savo patarimų, nes aš noriu pradėti daugiau praktikuoti rašymo. Tai pradėjau jau po truputį gvildent, mano raštas labai negražus. Niekam ten nesvarbu. Bet esmė, kad aš tiesiog paskui neperskaitau per daug, ką aš parašiau. Tai čia iš tikrųjų kitokio lygmens. Aš gerai mokiausi mokyklą ir pas mane mokytojas suprato, ką aš rašau, bet kuo vyresnė tapau, tuo kažkaip dar blogesnis tas raštas, sunkiau skaitomas. Tai dėl to aš manau, kad aš gal vengdavau, bet dabar jaučiu poreikį. Tikrai jaučiu ir man patinka. Bet norėčiau įsivesti tą kaip ir rutiną, nes kol kas dar taip padrikai. Bet mes gal tam kelyje. Taip. Aš irgi norėčiau turėti 5, o ne 3, bet yra kaip yra. Taip. Jo, svarbiausia tikslą turėti. Dar turbūt vienas paskutiniųjų mano klausimų apskritai irgi yra į tą specialybinį aspektą. Ir norėjau paliesti kūrybą, nes ir tu pati kalbėjai apie tai, kad svarbi yra ta dalis. Man vienareikšmiškai atrodo, kad galim strateguoti ir kiek norim, bet kartais ateina dalykai ir tiesiog įvyksta. Tai su Inner platforma, kaip jinai iš esmės yra kuriama? Man atrodo, kad daugam bus smalsu. Ar tai yra tiesiog sustrateguota, sudėliota, trendais pasiekta ir įdėta, ar tai yra absoliučiai tokia tėkmė, žinojimas, ką nori duoti, arba girdėjimas iš galbūt išorės, ko tavęs prašo moteris, arba ką pati pastebi, ko tau trūksta. Tu mane turi žinoti ir tikriausiai tavo klausimas buvo apeliuotas į žmonės, kurie tiesiog girdės ir norės žinoti kokie, bet tu mane žinai. Aš strategija yra 2 skirtingi poliai. Aš neplanuoju sustrėti, man šauna į galvą ir aš iš karto pradedu įgyvendinti. Ir Inner platforma, jinai tiesiog, aš pavadinimą sugalvojau lėktuve, man atrodo. Kaip atrodys Inner. Nusipiešiau lėktuve. O galiausiai Inner prasidėjo nuo to, kad aš retreatą norėjau padaryti. Aš labai norėjau skurti fantastiškai kokybišką liuks klasės retreatą. Ir aš kai kalbėjau, neprisimenu dabar su kom aš kalbėjau, su mergina, kuri turėjo man nupiešti logo, aš dar tik tai tariausi dėl jos laiko. Jis sako, tai tu pavadinimą turėjau, aš dar neturėjau pavadinimo. Ir aš sakau, palauk, bet aš noriu su šituo retreat, kad kiekviena moteris, kuri išvažiuos, jinai turėtų inner glow, inner confidence, inner beauty, viskas iš vidaus. Tai reiškia, šitas retreat turės vadintis inner retreat, nes jis yra apie viską, ką aš galiu užpildyti iš vidaus. Man tiesiog gana matyti to, kad išoriškai daug yra tiesiog transliuojama ištransliuoti galima daug to išoriškai dėliai, ko viduje žmogus net nejaučia arba neturi. Ta pati grožį, pasitikėjimą savim, tu viską gali pavaizduoti. Mano tikslas, kad išvažiavus moteris tiesiog jie stogą nurautų nuo to, kad jinai tokia pilna, kokia neprisimena, kada yra buvus visais integraliais aspektais viduje. Tai taip kilo, o paskui Inner platforma gimė, tai kaip dabar tiek atsiliepimo nuostabių stebinčių retreat, net tu man rašė, aš prisimenu, man buvo labai iš tikrųjų nuostabu ir svarbi tavo žinutė. Ir aš galvoju, kiek tiek rašo moterų ir iš tiesų, ne kiekviena gali sau leisti. Ir kaip sukurt, kad kiekviena namuose turėtų savo mini Inner retreatą kasdieną. Ir viskas, be jokių strategijų, IT specialistą aš turiu, tas pats, kuris mums paskaitas deda ir taip toliau. Ir aš tiesiog sakiau viskas, aš žinau, kaip turi būti, aš viską nusibrėžiu, nebuvo jokių strategijų, viskas kūriama, va taip tiesiog. Kiekvieną mėnesį platforma pildosi ir mano Angelė, mano dešinio ranka, jinai, Viktorija, saky, ką, palauk, kiek dažnai būna su deadline'ais, net nelabai, nes man šauna į galvą paskutinį momentą, ką aš norėčiau. Pavyzdžiui, sakantį mėnesį dėmesys bus besilaukiančioms ir kūdikio susilaukusioms moteriams. Tai reiškia, kad mankštos nėštukėms arba atsistatančioms po gimdymo. Taip pat apie tai, kad aš jau 40 metų man, tarkim, aš noriu natūraliai, pas nebuvo dar kitkos mėnes klausimas apie grožio procedūras ir galėsim, jeigu įdomu bus pašnekėti. Bet aš galvoju apie tai, kad kiekviena moteris nori tvaraus grožio palaikymo. Dėl to aš pristatau, tarkim, su profesionalia masažo technike kursą mėnesių, kaip reikėtų atlikti veido masažą iki 5 minučių kasdien, nes tai prasideda ir nuo pėdų, ir diafragmos. Gal viena diena gali būti skirta, nebūtinai veidą tu liesi. Ten yra visas
toks visa sistema. Tai va, tarkim, balandžio mėnesį mūsų bus, tai yra, arba kovo dabar galvoju. Dabar, va, už kelių dienų ir iš esmės mes filmuom truputį anksčiau. Tai kovo mėnesį va dabar pasirodys. Tai yra kursas veido stangrumui ir liftingui natūraliai ir tau užims iki 4 minučių per dieną. Vien tam, kad tu jau įsitrauktum tai į savo rutiną ir išmoktum. Taip, ir poveikis tikrai bus, nes būtent žmogus, kuris ruošia šitą visą profesionali veido masažo technikę. Ir aš galvoju, ko man reikia ir ko reikėtų kitai moteriai ir viskas va taip apie nėštukės irgi pagalvojom apie moteris, kurios patiria kažkokią tai netektį, galbūt po skyrybų. Ir visą tai mano planuose, kad atliepti įvairių moterų situacijas. Ir skirtingus poreikius. Taip. Ir viskas. Ir nėra jokios strategijos, kad kažkokie trendai, kur aš žiūriu, aš nieko nežiūrėjau. Aš žiūrėjau, ko aš norėčiau kaip moteris ir viskas, praktiškai nieko. Ir aš turiu tokį poreikį estetikai dar. Tai vat, man norisi, kad tikrai ir vizualai, ir tas toks malonus. Ir dėl to atsirado Inner parduotuvė su visais jogos kilimėlis, nes tikslas buvo visų šitų produktų, tai yra Inner Retreat moteris, visą laiką gauna labai gražų krepšelį dovanų. Ir paskui galvoju, tai kaip, tai visoms reikia, kurios tai gali, pavyzdžiui, ir nori sportuoti, po truputėlį supirks tą inventorių, kuris tik žiūrės ir akį merks, tu mane įsigijai, tokį gražų ir į kampą padėjai, tu nepraktikuoji ir mes moteris vis tiek turime silpnybę, ar ne, gražiems dalykams, kas mums gražu, žemės spalvos iš savęs yra raminančios, jos mano mėgstamiausias, tos rūdos šokoladinis, tos visos tokios, jos galbūt dabar ir trendy yra, bet aš nežiūrėjau į trendus. Ir man paskui kitos moteris rašė, Viktorija, pažiūrėk, tavo spalvos, dabar H&M prekiniai ženklai, šitas gavosi, kad paskui išėjo panašus dalykai tom pačiom spalvom. Ir aišku, aš ten nesigilinu ir galbūt ir buvo kažkur anksčiau ir kitose prekiniuose ženkluose. Aš einu tikrai ranką prie širdies padėjus tik su savo matymu, nežiūrint, kur kas kaip padarė. Ir tai yra toks užpildantis jausmas ir atpildą duodantis, nes aš nuo nieko nenužiūrinėjau, tiesiog dariau pati. Bet pastebiu, aišku, kad ir būna ir pasikartojimų po manęs kažkokių dalykų, bet tai irgi yra tikriausiai normalus procesas. Bet pati kuriu tik iš poreikio, ko reikėtų ir kokias spragas moterų gyvenime norėčiau užpildyti. Čia turbūt ir yra pati esmė viso pokalbio, kad apie ką yra tavo tas darbinis gyvenimas ir tavo toks tikslas. Taip, aš galiu pagauti moterį situacijas, pakalbėti su ją netyčia, susipažinti kažkur geriant kavą, negi tam prieš treniruotę aš turiu vietelę, kur jeigu turiu pusvalanduką, tai ten užsuku ir pasiimu ten kokią nors būtent prieš tą sunkesnę treniruotę kavytę, kurią nedažnai geriu, bet man ten skaniai. Ir, pavyzdžiui, jeigu sėdėt prie manęs ko žmogus, moteris, tai gali išsivystyti ir pokalbis labai greitai. Ir aš vienu iš to pokalbio, nes man nekartą jau buvo, nebūtinai toj kavinė, bet tiesiog kaip pavyzdys. Tai buvo, nes viskas gyvenime tu paskui stebi, jeigu eini pagal širdį ir autentiškai, kiekvienas susitikimas tau atneša arba pamoką, arba kažkokį tai impulsą, kad taip turėjo atsitikti dėl kažko. Tai man būna pokalbiai ir pagimdo viduje tą kažkokią tai praktiką naują, kuri atsiranda Inner platformoje. Tai yra, ir tu matai, aš kalbu ir man akis dega. Taip, vienareikšmiškai. Aš šitą žinau, aš tikiuosi, kad kiti irgi tai pastebi, nes tada labai lengva pasitikėti žmogum, kuris su tokiu atsidavimu ir tokia meilė kuria. Taip, ir čia be pastangų, man tiesiog taip išeina ir kartais man tas užsihypina per daug stipriai, kad paskui prarandu jausmą su savim, bet visada grįžtu. Tai dėl to matyti ir aš ir pasakiau ne šiaip savo, kad man erdvėje grįžti yra svarbi, nes man pačiai jinai padeda save sugrąžinti balansą. Tai to ir linkiu labai. Ačiū tau labai. Ačiū labai už pokalbį. Šiandien tik tai tiek klausimų turėjom, bet manau, kad tie, kas norėjo pajausti, apie ką yra ta Viktorija, tai tikrai pajuto. O šiaip ačiū ir dar kartelį labai sveikinu. Labai tam ačiū. Nuoširdžiai dėkoju, kad klausėte. Ir jei šis turinys jums buvo vertingas, labai kviečiu tapti Inner Minds kanalo dalimi, paspaudžiant subscribe mygtuką. Taip pat pasidalinti savo mintimis ar palikti atsiliepimą, nes jūsų palaikymas padės šią erdvę augti ir pasiekti daugiau žmonių, kuriems to gali labai reikėti. Ačiū ir iki pasimatymų kitose Inner Minds laidose.